sausio dienų įvykiai mums labai yra įsimintini visam gyvenimui ir Lietuvos istorijai visam amžiui. Iš šitos vietos sausio mėnesio, pradedant 8, 9, 10, 11 dieną išvažiuodavo 4 autobusai. Jie pamainom veždavo žmonės į Vilniaus vietas. Vilniuje susirinko minios, visi mes stovėjom už Lietuvą, su žodžiu Lietuva lūpose. Ir aš palinkėčiau, kad šitas daugiau niekada nepasikartotų ir kad nežūtų mūsų žmonės už savo tėvynę. Tokia maža ir tokia didi, Nemuno vaga Lietuvos širdį. Žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, ąžuolai žalios. Žemė Lietuvos, žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, ąžuolai žalios. Žemė Įvykiai, kurie sustabdė agresorių ir apgynė tėvynę. Tad neškime žuvusių už tėvynę atminimą ir apginkime garbę prisiekusius nesitraukti. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus tęsi krydą seną. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybės. Tegul saulė Lietuvos tamsumos prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Iš Kazlų Rūdos pastoviai važiavo autobusai į Vilnių ir mūsų žmonių labai daug dalyvavo ginant parlamentą, ginant televizijos bokštą, ginant Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatus. Visur buvo Kazlų rūdiečiai. Prisimenu puikiai tą dieną, kai
Tai yra 12 diena, kai man pačiam teko su grupė kazlurudiečių dalyvauti ir būti prie radio ir televizijos komiteto pastatų. Turėjom parodyti agresoriui, kad ne tik Vilnius yra, kad ten ir 100 tūkstančių žmonių buvo, kurie apgynė, sakykime, Seimą, bet kad ir kiekvienas kaimas, kiekvienas miestelis taip pat smerkia agresorių. Su Sąjūdžio dvasia, su stipria valia ir jėga pasitikim naują laisvės gynėjų 25-metį, parodykim agresoriam, kad mes nebijom jų ir kurkime gražią, turtingą, vieningą Lietuvą. Aš prisimenu puikiai žodžius vieno iš gynėjų Seimo, kad jį, kai žurnalistai paklausė, kaip čia jūs pasipriešinsit tokiai didžiai armijai, jis pasakė, mes nugalėsim, mes esam lietuviai. Šiandien jau 25 kartą minime sausio 13-ąją aukso raidėmis įrašytą į modernios Lietuvos istoriją. Tuo metu įvairių pasaulio šalių garbūs žmonės, garbingi žmonės tiesiog žavėjosi, stebėjosi Lietuvos žmonių drąsa ir pasiaukojimu, kai mūsų žmonės beginkliai su daina ir malda lūpose stojo prieš tankus. Ir iš tiesų mūsų žmonių ginklas buvo didžiulė meilė Lietuvai, pasiaukojimas, susikaupimas ir kai reikia tyla ir daina ir malda. Šiandien mes nulenkėme galvą žuvusiems, bet pirmiausia mes turime didžiuotis tuo, ką tada padarėme. Ir šitą dieną vadinti pergalės diena ir vienybės diena, bet už laisvę reikia nuolat kovoti ir budėti. Mėly kazlurudiečiai, man labiausiai įsiminė tų metų įtampa, kuri buvo jaučiama kiekvienam miestelyje, turbūt kiekvienoj gamybiniai įstaigoje. Tas ekstremaliuose sąlygose žmonės susivienijo kaip niekad kitur. Matomai, žmonių ryžtas, psichologinė nuostata ir padėjo palyginti net daug aukų iškovoti laisvę. Manau, kad šiandien, minint 25-metį, nereikia gal tokio stresinės situacijos, kad susivienytume mūsų ateities Lietuvos darbams. Aš ir tada, ir dabar sakau, lietuviai buvo minima kaip darbšti tauta. Kviečiu visus, tiek kazlurudiečius, tiek kitus svečius, kurie atvykę čia, kad vėl mes prisimintume tą mūsų lietuvių darbštumą, tą pasiaukojimą apginti laisvę. Mėly miestelėnai, mėly susirinkę čia, aš esu įsitikinęs, kad 91 metų sausio 11, 12, 13 dienos įvykiai mums taip ilgai primins. Nors ir jie buvo tragiški, tačiau buvo visų mūsų, tai yra visos Lietuvos, visos tautos sąmonės išbandymas ir atgimimas. Mūsų visų atgimimas. Tai jūs, tai mes visi Kazlų Rūdos krašto gyventojai šiomis tragiškomis tautai ir valstybei sunkiomis dienomis tapome tikrais pilnakraujais, pilnaverčiais mūsų šalies ir mūsų gimtos istorinės Lietuvos piliečiais. Prieš 25 metus
tą šaltą sausio naktį prie Lietuvos televizijos bokšto žuvo mūsų tautiečiai, žuvo, kad mes gyventume laisvi ir laimingi. Jie paaukojo savo gyvenimą už mūsų gyvenimą. Lietuvos tauta nepalūžo, mes, kazlurutiečiai, nepalūžome. Tikiu, kad šių istorinių sausio dienų prisiminimas yra ir bus visų Lietuvos žmonių atmintyje. Juk kaip sakoma, kas nebrangina praeities, neturi ateities. Kad nuotaika jūsų būtų visų geresnė, aš pabaigsiu paprastai. Kaip sako Žalgirio vyrai, už Lietuvą vyrai! Žiedausi su laisvė. Loreta Asanavičiūtė, totorių kilmės lietuvaitė, prieš savo vestuves žuvusiai po tanko vikšrais prie Vilniaus televizijos bokšto. Sapnavai vestuvinį nuometą žvainom jaunystės naktim. Kodėl likimas lik nuomaris, ko plieno pabaisa arti, taip slenka riaumodama kraupiai, taip noris pabūk, pabėgt, širdis lyg pašėlus rankosi ir keliai jau ima drebėt. Ir vis tik kažkas sulaiko, už tave stipresnė jėga. Plaukai nepaklusnus plaikstos ir žiburėliai staiga atkaklų žvilgsnį suspindo, kaip tais tolimais laikais, kaip protėviai Vytautą gindavo savo taikliaisiais lankais. Jau 4 amžius, bet tos dienos neužmirštamos, kadangi mes sugebėjom atlaikyti tokią didžiulę jėgą. Jie mus norėjo sutraškyti, todėl kad mes buvom pirmieji, kurie paskelbėm nepriklausomybę kovo 11. Bet tai Lietuva buvo pirmoji, kuri lyg ledlaužis pravalė kelią į laisvę kitom sovietų okupuotom respublikom. Ir jie, tos imperinės jėgos, jautė, kad čia gali būti blogai, kad Sovietų sąjunga gali žlugti. Ir iš tiesų praėjo keletą mėnesių ir Sovietų sąjunga žlugo. Bet mes galim didžiuotis, kad mes buvom pirmieji, tai yra istorinis įvykis. O dabar prašome visus žuvusius už Lietuvos laisvę pagerbti tylos minutę. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti šio renginio organizatoriams, tai mūsų bendruomenės pirmininkui Algimantui Bučinskui, ponui Mečislovui Daugelai, senjorų klubo pirmininkiai Ramutei ir visiems, kurie čia atėjote. Aš džiaugiuosi, kad aš esu šios šalies pilietis ir gyventojas ir kad aš esu ir gyvenu laisvoje šalyje. Tai ačiū tiems žmonėms, amžininkams. Tai yra unikalus dalykas iš tiesų girdėti tos žmonės, kurie kūrė mūsų ateitį, tiksliau dabartį, kurioje mes gyvename, kad jie aukojo savo laiką, energiją, netgi gyvybę, kad mes čia galėtume būti. Tai ačiū Jums. Gyvi šilti prisiminimai apie baimę, apie smurtą, apie pergyvenimus yra neįkainojami ir galbūt dabar čia vaikučiams yra juokinga, nes laužas, sniegas, bet tai yra mūsų tautos toksai paveldas, kuris mumyse yra. Aš norėčiau pakviesti visus žmonės, kurie čia yra, tiesiog galbūt trumpai maldoje prisiminti ir pagerbti tuos žuvusiuosius. Ir ne tik tai žuvusiuosius, bet ir visus žmonės, kurie per tą ketvirtį amžiaus aukojo save, už laisvę, už tėvynę, už mūsų šalį.
kodėl tu draskai man krūtinę ir ko tu taip ieškai many. Iš kur šitas pyktis ir kerštas, tas melas vardan Lietuvos, kieno tas alsavimas karštas virš vaikiškos mano galvos.